Kairėje ant baltų plytų sienos matote originalaus istorinio dokumento ir meno kūrinio padidintą kopiją. Tai sienlaikraščio fragmentas. Sienlaikraštis Oriri Artis Are Kauno dramos teatre buvo leidžiamas, kai čia dirbo pirmoji Lietuvoje pantomimos trupė vadovaujama jos įkūrėjo, lyderio, dailininko ir mimo Modrio Tenisono. Sienlaikraštis buvo skirtas teatro menininkams ir trupei šviestis, dalintis idėjomis, kartu džiaugtis kūrybinėmis pergalėmis. Jame buvo pasakojama, kas tuo metu dedasi New Yorko modernaus baleto teatre. Publikuojamas interviu su Michelangelo Antonioni. Rašoma apie literatūrą, dailę, operą ir aišku pantomimą Lenkijoje, Rusijoje, Čekoslovakijoje, Čilėje, Turkijoje, Olandijoje. 1967–1970 metais tai buvo akiplėšiškai drąsu. Sienlaikraštį buvo galima matyti teatro foje, kad galėtų skaityti ne tik trupė, bet ir visi susidomėję žiūrovai. Sienlaikraštis buvo rašomas ranka ir apipavidalintas paties Modrio Tenisono. Taigi galima laikyti, kad tai buvo 8-ojo dešimtmečio teatro Facebookas, Instagramas ir netgi Googlas. Čia eksponuojamas 9-asis sienlaikraščio numeris. Eikite dar toliau, link Kęstučio gatvės.